Tai koks jūsų ryškiausias, šilčiausias prisiminimas iš mokymosi gimnazijoje laiku? Šilčiausias gal būtų, kad mes su klasės draugais jau nuo 1 klasės čionais įstojome ir baigėme 12 klasę, nu bent jau su dauguma iš kai kurių. Ir iki dabar su kai kuriais palaikome ryšį. Tai manau, kad tas būtų šilčiausias prisiminimas, kad mes kojom žengėm nuo 1 iki 12 klasės. Ir koks mokinys buvot? Įdomus. Nesakyčiau, kad labai gerai mokiausi, bet stengiausi, nekrečiau visokių išdaigų, bet tikrai būdavo, kad ir iš pamokų bėgdavome, kad į pamokas neateidavome, kad ir namų darbų neparuošdavome. Tai vidurkis buvo ganėtinai man tuo momentu normalus, bet toks per viduriuką, sakyčiau, mokinys buvau. Kokia pamoka buvo jūsų mėgstamiausia ir kodėl? Dailė. Nes ten galėjai atsipalaiduoti, mokytoja būdavo labai šilta, maloni ir gera, daug dėmesio tau skirdavo ir tiesiog galėdavai pajusti save. Ką galite papasakoti apie savo klasės auklėtoją? Griežta, maloni, faina būdavo, visą laiką mus prižiūrėdavo ir duodavo labai daug velnių. Ką vertingo gyvenime jums suteikė gimnazija? Ką vertingo? Galbūt išmokau pamoką, kad reikia vertinti kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką. Ir tiek tiesiog. Ar vis dar palaikote ryšį su klasės draugais? Su kai kuriais taip. Ir paskutinis klausimas, ko palinkėtumėte mūsų gimnazijai? Sėkmės, kad toliau išliktų mokymosi lygis toks pat aukštas, koks ir tikriausiai dabar yra, kad visi mokiniai vertintų tai, ką dabar turi, kad mokytųsi ir siektų savo gyvenimo tai, ko nori.